nuo įstatymų iki palaiminimo. Tad jei tikrai paklusite jo įsakymams, kuriuos jums duoda šiandien, mylėdami viešpatį savo Dievą ir tarnaudami jam visą širdimi ir visą sielą, tai jis laiku duos tavo žemį lietaus ir ankstyvuosius ir vėlyvuosius lietus. Tada jūs nuimsite savo derlių, grūdų, vyno ir aliejaus. Pakartotojų įstatymo knyga, 11 skyrius, nuo 13 iki 14 eilutės. Čia yra atsakymas į klausimą, kodėl tiek daug krikščionių taip mažai palaiminti, jie nesilaiko Dievo įsakymo. Jokinga, nes tai sumenkina Dievo įsakymus. Iki įstatymų laikymuose, tokiu būdu įsakymo esmę praleidžiame pro akis. Jei tikrai paklusite savo mano įsakymams, mylėdami viešpatį, taip skamba šioje eilutėje. Meilė Dievui ir jis yra įsakymo tikslas, kaip ir Dievo tikslas mums. Nes kai mes mylime Dievą, veikiame, kalbame ir galvojame taip, kaip jis nori. Tuomet nebereikia įsakymų, ypač tokių nežudyk ar kitų. Tuomet laikomasi įsakymų beveik automatiškai, nes visai nesinori apgaudinėti Dievo. Kuomet mes mylėsime Dievą karštai ir nuoširdžiai, tuomet išlies jis savo palaimą virš mūsų. Kuomet Izraelio tauta mylės savo viešpatį, duos jis ir vėl laiko ankstyvuosius ir vėlyvuosius lietus, ir žemė taps derlinga. Kuomet bažnyčia mylės viešpatį, jis lankys ją bei savo buvimo galingai veiks. Kuomet mes kaip pavieniai krikščionys jį mylėsime ir jo klausysimės, jo palaima taps mūsų gyvenimuose akivaizdi. Kaip šiltas pavasario lietutis, jį nepalaujamai kris ant mūsų. Iš visos širdies bei visą sielą, visomis jėgomis bei protų siekime tarnauti mūsų mylimam viešpačiui. Visa turi būti jo garbiai. Ar prausiamės, ar vairuojame automobilį, dainuojame ar dirbame, einame su vaikais žvejoti ar žaisti futbolą. Visa turi būti jo garbiai. Jis visuomet šalia laiminam visose gyvenimo srityse. Nereikia dvasiškai pakilti bei pabėgti į fantazijų pasaulį. Pakanka abiem kojomis remtis į žemę, likti realybėje. O realybė tokia, Dievas yra šalia. Tokiu būdu mes turime jėgų, kurių trūksta kitiems. Tokiu būdu turime vilties ten, kur kiti stokoja ryžto. Taip turime drąsos, kai kiti abejoja. Tikrai, jis yra šalia, tas, kuris myli savąją tautą. Ir mes mylime jį iš visos širdies. Dėkuoju Dieve, tiek palaimos tu nori ant mūsų išlieti, kad mums net sunku suvokti. Ir dar daugiau, atleisk, kad kartais būname tokie nutolę. Lyg tavęs visai nebūtų. Atleisk, jog kartais elgiamės taip, lyg tu to nematytum. Uždėk iš naujo meilę mumyse, nes tu esi nuostabus Dievas ir Dievas.